Labas rytas. Šiandien yra šeštadienis. Ir mes važiuosim į Palangą. Mes jau mašinai išnešėm šiukšlės kaip geri vaikai, atnešėm daiktus kaip geri vaikai ir dabar laukiam, kada tėvai ateis. Čia mašina bus pilnai perkrauta, nu bet oh well. Šiandien kašę rėkusim. Tikimės, kad laimės Žalgiris. Žalia balta. Maikutę pasiėmė. Kokią maikutę? Jo. Tai va. Mes atvažiavom. Dabar, kadangi Lytoje valo apartamentus, tai žodžiu, mes valandą turim. Ir mus čia kažkur atvežė į Holivudą. Holivudą. Aš atsiprašau. Holivudą. Čia nenorėčiau. Bet čia filmuoji mano dabar. Mano žiedas, viskas. Jo. Žodžiu, mes Adrijai skauda pilvą, tai turi tą parodyti tą. Išeina, žodžiu, tą tokį šiltą kompresą. Laukiam, kol mama valgyt pagamins. Ir tada varysim į Basankę, žiūrėt, ar kažkur rodys kašę. Ir žiūrėsim kašę. Tai realiai dabar tiesiog laukiam, šiaip mums labai šalta, mamai karšta, šiaip čia šalta. Nesikirpau nagą. Nes jis nulūžinėja ir, žodžiu, pagalvojau, kad gal tiesiog nusikirpti. Tai va dabar būsiu, kai nežinau kas. Nesimatys nekitys. Na jo, bet sunku rašys. Čia ryšys žiauriai prastas. Ten nėra. No. Ne? Visiškai rimtai. Žodžiu, guys, kur tu esi? Labai neturėjom kaip šilčiau apsirengti, nes freaking yra šalta, mes tikėjomės, kad bus šilta. Tai geras tas vardas. Mes tikimės, kad Autikas atvažiuos. Būtų gerai, kad visi Ir nepravažiuos. Tai jo. Šiais metais Palangoje ilgai nebūsim. Ilgiau būsim tikriausiai nei Adrija. Nes egzai gadina gyvenimus. Grinai. Gadina atostogas. Jeigu ne egzai, dar būčiau, man atrodo, kokias 5 dienas būčiau pabūs. Jo, iki kol močiutė atvažiuos. Norėjau sakyti autobusas, bet ne autobusas dėja. Tai va, žodžiu, mes jau Boltą išsikvietėm. Važiuok, nu. Išlovė. Žodžiu, jau einam namo čia, laimėjom. Of kad laimėjom. Čia Žalgiris. Šiaip labai šilta, sakyčiau. Jos šildo neblogai varas. Jo. Tėtis mūsų nemato, kad mes čia kiek langų daug. Nu ir pažiūrėk pro langą. Mes galvojam, tėtis mus matė. Žiūrim, išeina, ieškai sturok. Pagalvojam, kada čia įdomu pastebės. Ką čia valgot? Aš mačiau, kad jūs grįžot ir šitam. O su ko grįžot? Pėsčiom? Jūra? Ne. Kodėl iškart jūra? Ne, mačiau, kad... Hello guys! Oh, kaip gerai atrodė. Žodžiu, mes einam fotkintis. Apsirengėm šilčiau biškį, bet pabačio suknelės. Šiek tiek labiau pasidažėm, prisidėjom daug highlighterio. Mes biškį pasifotkinom. Aš nebeatsimenu, ar aš jau su jumis kalbėjau ar ne, tai aš per naują filmuoju, kad pafilmuot. Žodžiu, pasifotkinom. Šiaip žiauriai šalta. Dar norim pasifilmuot, kaip bėgam, bet per telefoną. Nes šitas nuotraukas darėm per kamerą. Freaking žiauriai šalta.
Žiūri šalta. Praeitais metais tokiu metu mes kepėm tiesiog. O dabar šalta, kai nežinau kur. Tai kurmi, jau filmuojam. Sveiki vaikai, čia jūsų mamos. Mes esam Palangoj. Dabar yra 2025 metai. Mes jūsų labai labai laukiam ir jūs labai 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 myliu. Ir tikimės, kad pamatysi šitą video. Dabar parodyk. Sveiki vaikai, jeigu jūs žiūrėsit mano YouTube'ą. Žinokit, jūsų mama buvo kieta. O taip. Realiai. Ko mes tik neišgyvenome. Kiek su jumis dar yra nepasidalinta? Jūs net neįsivaizduojat, kaip šalta. Ir fun fact, aš į bekinių ir aš nieko nematau. Susirgsiu. Real. Žodžiu, virus toks. Žiūrim, kaip perkeltas nuotraukas, nueinu į tas nuotraukas, žiūrim visur vien tik 2013 metai. Aš jį sakau, pažiūrėk, sakau, ką įdomu, nes 2013 metų nuotraukos mano ten mažytės gal kokios yra. Sakau, naik pažiūrėk. Ne, tai ką tu ten žiūrėsi, ką tu ten matysi? Po to ten kažkokį iLauncherį bandėm atsisiųsti. Kompas neatsiuntė tokio. Jau nervai jau kyla, žinot, nes čia tiek daug gražių nuotraukų visko. Šitą pasirodo ten buvo tam failė, kur 2013 metų, kur tiesiog... Aš sakiau, 2013 metų. būtų visų tų iLauncherių tavo nereikėjo. Nu, tai mes jų ir neatsiuntėm. Nežinau, ką toliau veiksim. Gal filmą pažiūrėsim, jeigu internetas trūks. Žodžiu, guys, dabar yra kelinta nakties pusė, gerai, prieš 18:02. Ir mes dabar eisim, biškį pasiplanuosim, ką ryt veiksim. O ryt tikrai rasim, ką veikti. Ir eisim miegot. Tai iki rytojaus. Čiau, babinos, labanakt. Labas rytas, ponios ir ponai. Dabar, žodžiu, yra 12. Mes kažkiek ilgai miegojom. Pažiūrėjau, dabar 15 laipsnių šilumos. Oro uostas dirba iki 7. Bet mes nežinom, kaip čia su tais autikais, nes jie net važiuoja freaking. Atvažiavo vakar iš kitos pusės autikas, kur važiuoja iki Šventosios. O kad tik į mūsų tą važiuot, tai nereikia. Atšaukta. Dabar aš nežinau, kaip šitie autikai veikia, nes vakar tai tikrai neatvažiavo. Taip pat tiesiog neatvažiavo. Nes kiek ten 17 ar tiek minučių per 15. Na, kiek galima laukti? Kiek galima laukti, guys? Kiek? Praeitais metais buvo uždėtas tas tvarkaraštis ant stulpo, dabar nėra. Bet yra suoliukai. Tai galėtų pasakyti bent. Nu ir internete, pavyzdžiui, labai ten sunkiai susirasi, kas ten važiuoja, jeigu nežinai nieko. Labas rytas. Sudėjom ir keliamas. Labas rytas. Mama sakė, tave prikelt. O kaip gerai, o kaip gėda noriu šakės. Man jau kabinasi šitas nagas irgi. Gaminsimės karštus sumuštinius. Turim batonkės. Nežinau, tik man apškiai toks. Aš žiūrėk, mes beveik mečinam. Nu, sakiau aš tai. Kavos turim. O... Kur tas aparatas? Kavos va? Ne, sumuštinio aparatas. Šitas. Kokia jinai myn. Jūs matot, su kuo aš gyvenu? Kokia myn. Jas mane čia. Čia. Ai, žiūrėk, čia buvo galima. Nu, jį padengi. O tai man čia vietos trūks. Jo. O kas čia buvo? Jei. Skylė atsirado. Gal jau žinai, jau senai.
bet skylė nieko čia nebūtų. Kiekė. Dičia pamiršo apie vandenį. Sakė, kad taip kavos aparatas veikia, o kad vandens ten nėra nedain. Prisijungėsi? Jo, palauk. Per daug galvot, ne? Rytukai, saulytė, muzikytė, telefoniukas, aprangytė, valgom. Žodžiu, mes atėjom pasiteginti biškį. Šiaip vėjas yra, bet nėra taip labai blogai, kaip tikėjomės, kai buvom atsisėdusios. Atsigulėm geriau, ne? Prie žemės, žinai, geriau. Oi! Mes jau einam link Europos, na? Padarėm gerą darbą, sumokėm žmogui už bilietėlį. Jis dar norėjo pervesti centais. Jo. Nereikia. Ką čia tie centai, žinai? Atėjom į Eurokosą ir dabar ieškom, ko mums reikia. Ir kol kas nerandam. Adrianas pirko šortukus, parodyk. Taip pat mes į ką persirengimo kabinai. Let's go. Žodžiu, guys, mes jau einam namučio. Eisim pėsčiom. Aš tai šiaip žiauriai valgyt noriu, tiesą sakant, tą dviejų. Nes mes nevalgėm pietų. Jo, mes valgėm tik pusryčius. Bet ir pusryčiai buvo 12. Ne. Bet, žodžiu, man papypsino jau du šiti bembai. Ir jau spėjo kažkokį bičiukai girti, pusgirčiai kabint. Ir dar kažkokią kebabą siūlę arba pasiūlę. Esmė tame, kad negražiai pasiūlė. Nu, visa šeima pravažiavo. Ne visa dar šeima dar pravažiavo. Nu, dabar visa šeima pravažiavo. Žodžiu, tai vas einam namučio. Žodžiu, jau grįžom namučio, pasišildėm, šiaip ne taip supratom, kaip veikia ta dujinė, norėjau sakyti, elektrinė kaitlentė, nes mes apie tai nemokam. Žodžiu, turim makaronų pasišildėm, turim kolas ir turim šiek tiek salotų likusių. So let's go eat. Oi. Žmonės paliko maistą. Eina švilptus. Oi! Guys. Tai va tokios naujienos. Mes labai juokingai atrodom. Mes sustriukėm. Jinai raudona. Jinai žiauriai raudona visa. Ir tiesiog su daugam pėdom. Kodėl mes prašlimokus einam? Einam patkinti, šiandien galvojam šuolius daryti. Gal sušilsim labiau? Jo, gal šilčiau, žinai, bus. Tai pažiūrėsim, kaip kas ką. Palauk, dar biškit duši irgi pasitraukti. Kažkaip bus šį baisovą čia. Aš nemegau užsidagiau. Pradžiau užsidagiau. Aš bijau sapnu. Kažkaip baisu. Baisiausiai, jo, kažkodėl čia taip nejauku. Man baisiausiai yra sapnuoti po kokio siaubo filmo. Mes gyvenžiam tą gruodžio kokį ten. Aš 2 naktis iš eilės sapnavau tą vyrą kažkokį. Oi. Bijau kramtyti. Kai laimėjo Žalgiris, nes man su Žalgirio maikutėm. Žodžiu, mes einam gamint aliejų. Aliejų, ne aliejų. Sviestą. Čia nėra labai didelis vėjas yra. Ir saulės nėra. Ir šalta tiesiog.
Gerai, reikia sugalvot, kur dėt dar. Mes neturim šiaip kur dėti. Mes turim kokos aliejų, darysim su kokos aliejum, galvom dar daryti su sviestmedžiu sviestu, bet mes jo neradom pirkt. Tai va, ir tada dar turim eterinį aliejų vanilinį, bet reikia pažiūrėti, ar jis nedirgins nuo odos. Svarbiausia, tai tavo odė reikia nedirginti, nes pas tavo oda jautri. Žiūri kvepą. Nu. Gerai, žodžiu, turime eterinį aliejų. Aš dar turiu savo vanilę. Bet čia panašus kvapas realiai. Koks skirtumas. Nu, žodžiu, bet pagal viską tiesiog reikia mums paimti kokosų šitą aliejų. Mes jau galim pasidaryti vienam kartui šiaip, fun fact. Taip jau kūnai šitą tiesiog. Ir tada, kai grįšim namo, galim normaliai pasidaryti. Ir dar gal rasim tą šį butter. Žodžiu, turime kokos aliejaus. Nes mums reikia dabar... Nes mums reikės suplakti dar. Reikės plakti. Bet mes neturim to elektrinio, tik račių rankomis plakti. Ko mes neprisigalvojame? Reikia šaukštą. Aš buvau dar kažką sugalvojus, kad kažką padaryti, bet dabar nebeprisimenu. Aš irgi. Tai žodžiu, mes pasimsim, kiek mes dedam. Čia nesulaužiu šaukštą. Jaučiuosi kaip slaimą gaminčiau. Reiktų kada padaryti, bet gerai padaryti. Dar turim klijų, manau. Namie. Galėsim padaryti, jeigu mane namai išleidžia. Ką, žinau, tiek užteks sviestų. Gerai. Žodžiu, mes turim tiek. Grinai, kai slaimą jaučiuos darom. Bet jis nelabai kvapą turi. Labai gerai. Nu. Kročiu, mums čia dabar reikia įdėti į lašinį. Aš nežinau, kiek lašinį šiaip reikia. Tai pagal bandyti. Kročiu, šitą visą į lašinį. Pagal kokio stiprumo gal kvapą. O tiek užteks abiem kūnam. Nugailiu dėda. Ištepsim rytoj dar, Jėzus, palaikysim šitam. Uždengsim gal su kažkuo. Šiaip visa idėja šitą kilo, nes mes turim tokį labai skanų, kvepintį kūno sviestą. Atnešti tam padaryti. Jo, šiaip reikėtų atnešti parodyti. Jisai yra tam, žinau. Ai, kaip. O šitą. Iš hype pristys, nežinau. Žodžiu, šitas kvapas žiauriai skaniai kvepia. Dar labai skaniai kvepia tas vyšninis, ne? Ais latėta čia. Jo, mano vyšnis. Čia ais Dar latė. norisi jį suvalgyti. Jo, grinai, mes tepamės ir norisi jį suvalgyti. Ja jau čia panaudotas, bet žiauriai patinka. Čia butter toks. Kūno sviestas. Vengti patikimų akis. Oi. Manos biškai daugiau reikia dėti šito ir daugiau to slaimerės. Nu, arba aš koroną sergu. Nu, užsiuodžia, bet taip... Bet taip nestižiai. Reikia ant rankos, daug ranką. Trinks. O. Nu, dar trūkstama. Nors daugiau, ne? Bet yra jau kvapas tikrai.
Gerai, mums reikia dabar šitą į šaldytuvą įdėti, kad jisai biškai sustinktų. Grįžt tėvai, sakys, vėl jūs kažkokius laimus darot. Kur būdavo visą laiką, turėdavai tėvai pasakyti, kad nevalgytų iš šaldytuvo ten kažkokio to, nes ten slaimas yra. Ir ten tipo druska su šampūnu. Jo. Šiandien tokia diena, kur nėra ką veikti. Nes laukia blogas oras. Nu dabar saulytė šviečia, bet šiaip didelis vėjas. Mes einam į parduotuvę, nu nes vakar sekmadienį. Mes einam į parduotuvę. Žodžiu, mum abiems skauda raumenis po vakarykščių šokinėjimų. Ir skauda piniginės. Liam. Yes. Bult. Baltukai, mano mažiukai. Matai? Matai, žiūrėk ten. Ten, žiūrėk, matai? Matai ten? Ėmė. Žiūrėk, žiūrėk. Žiūrėk, ko tu žemė? Bijo, kad jį pajus. Kas ten? Kas ten ganai? Ėmė. Kas ten? Okay, guys, hello. Mes einam žiūrėti siaubo filmą vėl. Nes vakar keistas buvo siaubo filmas. Ten tiesiog nesiaubo filmas, ten tiesiog žmonės žudo. Bet žodžiu, dabar žiūrėjom siaubo filmą su Mala pradėjom. Tai pažiūrėsim kaip kažką. Tikėkimės nepradėti klikti. Oi, žodžiu, guys, filmas labai neįdomus. Čia kamera pradėjo. Šeši. Žiūri neįdomus filmas. Jis tiesiog pusė filmo yra taip, kaip atsirado tas su Mala. Ir ką jis ten darė prieš 20 metų. Kitos pusės net nepasižiūrėjom. Ir žodžiai nemiegočiau. Good night, guys. Antrą nakties dabar. Yeah. Po 2:08. Mes ką tik sakėm, kad filmas š. Aš dabar tiesiog atėjau arčiau jos, nes aš bijau, kad man kažkas išlys. Įsijungiam šviesą, nes man baisu. Ir miegosim su šviesa. Labanakt, guys. Sveiki žmonės. Šiuo metu editinu Palangos vlogą. Ir pamačiau, jau sueditinau. Ir pamačiau, kad aš nepabaigiau jo. Tai žodžiu, po to siaubo filmų mes šiaip netaip užmigom. Ir kitą dieną jau važiavom namo, nes reikėjo perlaikyti egzaminus. Ir aš po to grįžau jau po kelių dienų ant savaitgalio. Grįžau viena į Palangą, bet nieko nefilmavau, nes buvau su šeima, buvo močiutė atvažiavus, teta ir taip toliau. Šiais metais Palangoj praleidom tikrai mažiau laiko žymiai. Ir didžiąją laiko dalį buvo prastesnis oras, bet šiaip netaip kažką sugalvojom veikti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi video patiko ir susitiksime kitame. Čiau, braškės!